Sveiki, mylėjai. Šiandien mes kalbėsime apie rektifikaciją arba tikslaus gimimo laiko nustatymą. Tai yra labai tokia aštri tema astrologijoje ir tarp mokyklų sistemų ir astrologų nėra vieningos nuomonės. Nėra vieningos nuomonės apie tai, ką laikyti gimimo momentu, kas yra gimimo laikas. Nes vienose sistemose sakoma, kad kai vaikas išeina iš įsčių, tai yra gimimo laikas. Kai kitose mokyklose sakoma, kai tik pasirodo galvelė, tai yra gimimo laikas. Kiti sako, kad pirmas įkvėpimas yra gimimo laikas. Kai kurie sako, kad visa tai neturi jokios reikšmės ir karma gali įsijungti, kol vaikas yra iššiose arba jau ten ir net vieną dieną po ir reikia tai išskaičiuoti. Taip pat nėra vieningos nuomonės apie tai, kaip atlikti rektifikaciją ir ar jinai būtina ir iki kokio tikslumo reikia prieiti atliekant rektifikaciją. Vienose mokyklose ypatingai aš pastebėjau, kad kurie dirba su vakarų astrologijoje, ten yra tokia griežta nuostata, kad jeigu tu kaip astrologas neatlikai rektifikacijos, tu negali dirbti su tuo horoskopu. Aš įtariu, tai yra susiję su tuo, kaip vyksta analizė, kokie ten yra instrumentai, bet tai tokia tikrai, labai dažnai pasitaikanti nuostata. Būtent aš tai girdžiu iš tų žmonių, kurie buvo pas astrologus. Kitose sistemose būna irgi skirtingos nuomonės, kai kur rektifikacija priimama iki ascendento, kai kur priimama ten 15 minučių, gali būti paklaida ir jau dirbti galima su tuo horoskopu. Taigi nuomonių yra daug, bet kaip aš pastebėjau, kartais astrologai būna tokie labai griežti ir sako, kad turi būti būtent taip ir niekaip kitaip. Vėliau aš paaiškinsiu, ką aš apie tai manau. Aišku, jeigu astrologas dirba su prognozavimu, įvykių prognozavimu, tikslus laikas, kurį jis nustatys, bet tai ne faktas, kad jis bus tikslus, bet tas taškas yra reikalingas. Jeigu jau darėte pas mane astrologinę analizę, jūs žinote, kad aš ne apie įvykius. Man nepatinka kalbėti apie tai, kas bus, nes įvykiai yra atspindžiai. Taigi, tarsi bangos, taip vandens paviršiuje, o man patinka gilintis į tai, kas sudaro bangas. Taigi, kokia yra priežastis, kokie scenarijai formuoja šios įvykius, kodėl situacija kartojasi ir kaip taip galima pakeisti. Mane domina tai, mane tai įkvepia ir aš turiu teisę pasirinkti dirbti su tuo, kas man yra įdomu. Ir noriu pasidalinti tokiu eksperimentu. Aš nebeatsimenu, kur aš apie jį išgirdau, bet man atrodo, tai yra mokymuose astrologijos kurse, mokykloje, kurioje aš mokiausi, pasakojo apie tokį eksperimentą, kurį darė Indijoje. Pakvietė 10, tokių garsių, stiprių astrologų ir davė jiems žmogaus gimimo dieną, davė tam tikrus įvykius ir nebuvo jokios užuominos apie valandą ir reikėjo nustatyti. Ir šitie astrologai dirba su rektifikacija ir turėjo padaryti analizę to horoskopo, nusakyti, kas buvo prieš, pasakyti, kas bus toliau, ateityje ir, nusakyti to žmogaus tam tikras charakteristikas. Ir buvo labai įdomu, kad visi 10 astrologų pateikė skirtingus laikus. Bet to jų analizę tikrai tas žmogus galėjo priimti, nes jie nusakė ir kas buvo, ir koks jis yra, ir kas gali įvykti. Aš nežinau, ar analizavo ar ne tuos įvykius, ateities įvykius, kaip tos prognozės išsipildė ar ne, bet buvo toksai eksperimentas. Pas mane, kada kreipiasi žmonės, kurie jau buvo pas vakarų astrologus, būna įdomios situacijos, nes jie pateikia, pavyzdžiui, buvo paskutinės 2 moteris
ir parašė savo duomenis ir parašė man tris laikus, kurie buvo nustatyti per rektifikaciją. Taigi buvo pas astrologus, jie darė rektifikaciją, viena valanda buvo ten 9 su kažkiek, kita 11 su kažkiek, o kita ten iš vis 15 su kažkiek. Ir jie man visą tai atsiunčia ir sako, nu, vat nežinau, pagal čia kokį laiką, man čia reikia analizuoti, vat turiu čia tris laikus ir pagalvosiu, apsispręsiu, koks yra mano laikas. Nu, taip žmogus sako, aišku, aš jau dirbau pagal savo sistemą, bet vat tokios situacijos būna pakankamai dažnai. Aš konsultavausi kartą pas vieną astrologą, tai buvo tokia sąlyga įeiti į dvasinį verslo klubą, kad reikia praeiti tą astrologą ir jis turi nustatyti tavo varną, ar tu esi liktai dvasinis verslininkas, na, ar turi tų savybių. Na ir jis analizavo mano horoskopą ir irgi jis darė rektifikaciją pagal savo sistemą ir jis iš vis atsuko man laiką 5 valandas atgal, nors aš turiu ir tą laiką iš gimdymo namų, aš turiu įrašus dienoraštyje mano senelio apie mano gimimo laiką. Na ir kitus dar tokius patvirtinantis faktus, bet jis, vat, kaip ir minėjau, pasakė, kad mano karma įsijungė vat, 5 valandas atgal, negu aš gimiau. Ir jis man papasakojo ten, nu, kažkokius tokius niuansus apie mane ir aš iš tikrųjų tai galėjau priimti. Taip, kodėl, kodėl ne, tai irgi yra apie mane. Taigi, va taip veikia, aš pasakysiu, kodėl tai taip veikia. Bet man tokia patirtis man buvo pirmą kartą, kad kai yra išydomas laikas, žmogus astrologas vis tiek rektifikuoja ir dar, nu, taip jau 5 valandos, ten 15 minučių, nu, pusvalandis, bet aš net pasidalinau su savo mokytojais, nu, aišku, jie nepriėmė iš vis tokio metodo nepriėmė. Taigi, kasgi yra ta rektifikacija, kada jinai reikalinga ir kaip dirbu aš, taip? Pas mane yra savo metodika rektifikacijos ir aš rektifikuoju. Mano mokykloje, kurioje aš mokiausi, nebuvo tokio griežto reikalavimo, nes mes daugiau, vat, kaip ir aš minėjau, žiūrim į pasąmoninės programas. Taip, ieškom, kaip tai sakoma, ieškom pagrindinių tokių momentų, kurie laiko sielą šitame kalėjime. Taip, mes ieškom programų, į kurias reikia nukreipti savo dėmesį ir kurie padės išlaisvinti sielai iš šios samsaros rato. Taigi čia nu, mažiau yra apie įvykius, daugiau apie gilumą. Taigi, man horoskopas tai yra tokia gyva matrica, kuri atspindi sąmonės būseną. Tai liktai kalba, tai liktai, nu, kažkoks toksai sistema, per kurią galima bendrauti su siela. Ir aišku, aš naudoju logiką, aš naudoju skaičiavimus, bet mokyklai, kuriai aš priklausau, mums taip ir sakė, neieškokite labai daug sistemų, mokykitės matyti esmę. Labai dažnai žmonės pradeda labai daug skaičiuoti, labai daug metodikų naudoja, bet galų gale, nu, nesupranta pačios tos esmės. Ir aš galėčiau tapti tokia astrologė irgi, kodėl, nes aš mokiausi matematikos klasėje. Į 7 klasę, kai atėjau, mums pasakė, viskas pas jūs bus matematikos klasė ir pas mus buvo 11 matematikų per savaitę ir personaliniai namų darbai kiekvienam. Taigi nusirašyti impossible, taip turėjai spręsti. Ir aš pastebėjau, kad aš negaliu spręsti paprastų uždavinių, nes įsijungia programą, jeigu aš mokausi matematikos klasėje, tai viskas turi būti, na, sunku, negali būti paprastų užduočių. Taigi aš paprastus uždavinius sprendžiau kažkokiais labai ilgais ir sunkiais metodais,
Būtent dėl to, kad vat, įsijungdavo šitą programa. Bet po to, vat, jau kai aš pradėjau astrologijos mokytis ir kai aš važiavau dar pas vieną tokį mokytoją Alyvą, kuris dar 11 metais man perdavė metodą, kaip galima įeiti į alfa būseną, meditacijos būseną labai paprastai per kelias minutės, nors prieš tai aš ten jau valandą bandžiau medituoti, nu, po valandą kiekvieną dieną ir man atrodė, kad tai yra toksai sunkus darbas, reikia susikaupti. Tai aš rektifikaciją darau paprasčiau. Aš sudarau numerologinį horoskopą ir astrologinį. Ir tada aš žiūriu į tos horoskopus ir čia įsijungia ir logika, taip intelektas, nes aš matau skaičius, aš matau horoskopą, bet įsijungia intuicija. Aš taip matau pagal skaičius ar planetas, jeigu yra kažkokia disharmonija, taip jie nederasi tarpusavį. Ir tuo pačiu metu aš tai jaučiu. Jeigu horoskopai derasi, viskas ok, jeigu aš jaučiu, kad ne, čia kažkas ne to, aš tada rašau klientui ir pasitikrinu. Bet aš neskaičiuoju iki minučių, kaip ir minėjau, tą mokyklą, kuriai aš priklausau, mes į tai žiūrim paprasčiau. Bet čia įsijungia dar ir kiti momentai, nes aš dirbu, net galvoju, gal man jau pradėti save vadinti kvantiniu astrologu ir ne todėl, kad šitas žodis yra toksai madingas ir populiariaus, paaiškinsiu kodėl. Bet ir pats mano mokytojas Rami Blektis, kas žino, jis jau nebenaudoja visiškai horoskopą. Jis tiesiog žiūri į žmogų ir jis mato visas pasąmoninės programas. Būtent jo mokykloje mes ir mokėmės žiūrėti esmę, žiūrėti į pasąmoninės programas, o ne tai, kas vyks žmogaus gyvenime. Nes, kaip ir minėjau, viskas, kas vyksta, yra pasiekmė mūsų programų. Jeigu mes turim kažkokią programą, mes būtinai matysim pasitvirtinimus gyvenime. Ir apie tai irgi yra va šita tema su rektifikacija. Kaip taip vyksta? Pavyzdžiui, žmogus ateina mokytis į bet kokią astrologijos mokyklą. Ir ten yra tam tikri dėsniai, ten yra tam tikros taisyklės, taip. Ir pavyzdžiui, ten sakoma, kad tu negali dirbti be rektifikacijos. Ir žmogus priima tą nuostatą, jis priima tą taisyklę. Ir kas tada vyksta? Jūs prisiminkite iš kvantinės fizikos eksperimentą. Stebėtojo paradoksas. Kada elektronai vieną kartą elgesi kaip banga, o kitą kartą jie elgesi kitaip. Taip, jeigu nėra stebimi, kaip dalelės elgesi. Taigi, vat ir čia tas pats reiškinys. Kada mes pradedam su tam tikrą nuostatą stebėti pasaulį, mes liktai kolapsuojam bangą, mes kūriam realybę, savo realybę, ne kitų žmonių. Ir mes sukūrėm tokią realybę, kai pas mus ateina klientai, kur tas dėsnis, kad dirbti be rektifikacijos neįmanoma, pasitvirtina. Bet jeigu mes turim kitą nuostatą, arba jeigu mes su laiku pakeičiam nuostatą, mes vėl kaip stebėtojas pradedam žiūrėti taip į šitą vat, kvantinį lauką, kuris yra aplink mūsų, jau su kita nuostata kolapsuoti kitą bangą ir kurti kitą realybę, kuri vėl duos mums pasitvirtinimus. Viską, ką mes matom aplink save, tai yra tiesiog pasitvirtinimai to, ką mes turim viduje, kokias programas. Todėl tai yra tas paradoksas, kuris paaiškina, kodėl vienam veikia taip, o kitam veikia kitaip. Ir čia nėra teisingo atsakymo, kaip reikia dirbti. Svarbiausia, koks yra rezultatas, kokia yra išeiga. Taip? Taigi mano tokia integralinė pozicija, kai aš apjungiu ir astrologiją, ir numerologiją, ir intuiciją, ir pojūčius, ir tiesiog tu jauti, kada reikia gilintis, kada reikia kapstytis, o kada viskas yra gerai ir viskas yra tvarkoj.
Ir noriu dar pasidalinti, gal apie tai aš dar nepasakojau, bet kodėl aš kaž, kažkiek įrašydavau, aš atsimenu, yra mano Telegram kanale video apie tai, kodėl aš darau įrašus būtent audio formatu, bet dabar atskleisiu trupučiuką giliau. Nes kaip aš dirbu su horoskopu, iš pradžių aš jį išanalizuoju taip per intelektą, taip sudarau, nu, kažkaip vis tiek, aišku, dalyvauja ir intuicija, bet patį horoskopą per ten astrologinius dėsnius aš išanalizuoju. Po to, kai aš darau įrašą, aš einu į tą alfa būseną arba skista būsena, tą kvantinį lauką. Arba, nu, dar tiksliau, tai yra į stebėtojo, neutralaus stebėtojo būseną. Ir šitoje būsenoje aš pradedu daryti įrašą. Ir tuo pačiu metu atsiskleidžia daugiau informacijos, taip, nu, kaip ir pradedu matyti. Matyti tas planetas jau kitaip, tokiu 5D formatu. Nu, sunku tai paaiškinti, bet tuo pačiu metu aš ir stebiu šitas programas, pasąmoninės programas. Ir kada aš stebiu jas, įsijungia vat, stebėtojo pozicija. Ir labai svarbu stebėti iš neutralios būsenos, taip? Ir tada iš to kvantinio lauko. Ir tada liktai kvantinis laukas pradeda irgi matyti šitą programą, šitą energiją, energijos kolapsą, taip? Ir per tai jau vyksta atsipalaidavimas ir energijos perskirstimas. Taigi toksai trupučiukai ir yra energetinis darbas, bet tenai visiškai neįsitraukia mano ego, aš asmeniškai nieko nedarau, mano užduotis tik būti šitoje neutralioje būsenoje ir kvantiniam laukui parodyti, kur yra tam tikra programa, kur galima atpalaiduoti, kur galima transformuoti tai į šviesą. Todėl žmogus, kada gauna apie tai savo horoskopą, yra ir video, kad prieš, nu, kaip dirbti su juo, kad reikia atsipalaiduoti, kad reikia jausti, kas vyksta su kūnu. Nes tai yra, na, energetinė praktika. Nes kada žmogus pats klausosi, jis irgi jaučia, jis irgi jau atlieka darbą su ta programa. Nes mums svarbu nesuprasti intelektualinėme vien lygmenėje, mums svarbu šitas programos atpalaiduoti. Dėl to aš po to ir siūlau ateiti į Zoom sesiją, į Zoom seansą, taip, kad žmogus galėtų, na, savarankiškai, nes mes visi turim šitas galimybės, tik ne visada leidžiam savo priimti tai, neleidžiam savo galvoti, kad taip gali būti, taip. Taigi žmogus gali pabaigti tą savo asmeninę transformaciją arba kažkiek ją inicijuoti, nu, kiek dabar pasiruošusi siela tai padaryti. Taigi, vat per sesiją nei aš nieko darau, tai viską daro pats žmogus, jo dieviška esybė. Ir taigi, vat, tas mano horoskopo analizė, jinai galbūt skiriasi nuo tokio pavadinimo, kad astrologija, kad vat, reikia ten viską išskaičiuoti, ten iki minučių, daug technikų ir taip toliau. Trupučiuką yra kitokia, kaip ir sakau, darbas jau pasijungia su kvantiniu lauku. Todėl galbūt pavadinimas kvantinė astrologija ir tiktų labiau. Bet ką aš norėjau pasakyti apie rektifikaciją? Kad jūs nepasiduokite va, tokiom nuostatom, kad turi būti tik taip ir niekaip kitaip. Taip, kad yra vienintelis ten būdas analizuoti horoskopą. Nes šitas pasaulis yra daug didesnis, jis yra daug įdomesnis. Ir mes, kada įsitikinam kažkuo, mes kūrėm tokią realybę ir mes turėsim joje gyventi. Bet tai nereiškia, kad visi kiti privalo ir kad negali būti kitaip. Čia yra tik tai viena universali taisyklė - meilės energija. Daugiau nieko čia nėra tokio universalaus. O visa kita yra mūsų žaidimai, mūsų proto žaidimai, mūsų proto statomi tokie smėlio namai, kuriais mes tikim, po to sugriaunam, nusivylimas vyksta,
Apie tai video apie dvasinę krizę, taip kaip mes iš ego visokių sistemų sukuriam, o po to turim atsisveikinti. Todėl reikia žiūrėti, kokia yra išeiga tam tikros konsultacijos, taip ar tai man tiko, ar tai man netiko, pas mane buvo kažkoks rezultatas, nebuvo rezultatas, o jau vat tokios detalės, na, tai yra asmeninis pasirinkimas kiekvieno specialisto. Svarbiausia, kad iš to būtų nauda klientams. Sėkmės jums.